nes jeigu aš kalbu kitam, bet kokiu atveju mano protas yra, jis turi filtrą. Aš renkuosi, ką pasakyti. Ir nors man atrodo, kad aš labai noriu būti atvira tą akimirką, bet nepavyksta. Yra kažkokie barjerai, filtrai, kurie, iš tiesų neleidžia, nes, mus veikia daug dalykų iš aplinkos. Man gal rūpi, kaip jūs mane vertinsit po to, arba ką apie mane pagalvos. Juk gali tai būti. Ir tada pokalbio metu vis tiek įsijungia ta vidinė kontrolė ir pavyksta, kaip pats sakai, pasakyti ne iki galo, ne viską. Dabar su savim kalbėtis, aš galiu savęs klausti, kodėl tau tos rankos taip dreba. Ir mano protas sakys paprastą dalyką. Tarkim, ką man ta laida dabar, kam aš dabar turiu čia nervintis, bijau eiti ir dėl to man rankos dreba. Bet jeigu aš atsisėsiu rašyti, gal tos rankos mane nuneš kažkur toli labai, už sapnų, į vaikystę. Gal kai pirmą kartą pavogiau iš kaimynės pupelę ir pasodinau, jei nežinant savo Čia yra kažkoks pasidavimas srautui, ne?